Sveiki! Šiame video jūs supažindinsiu su darbo užmokesčio ir personalo valdymo programa PayPremium. Prisijunkime prie programos ir pasirinkime įmonę, su kuria dirbsime. Pagrindinį programos langą sudaro viršuje užduočių juosta, kurioje rasime koregavimo, rodymo, įrankių bei generavimo užduotis. Kairėje turinys, kuriame yra operacijos, ataskaitos, formos, aprašymai bei dokumentai. Lango viduryje matome sąrašų lentelę. Sąrašų lentelėje paspaudus dešinį pelės klavišą galime įterpti naują, keisti esamą arba pašalinti įrašą. Taip pat galime pasirinkti stulpelius, kuriuos norime matyti lentelėje. Stulpelių vietą lentelėje galima keisti. Sąrašus galima filtruoti pagal bet kurią pasirinktą reikšmę lentelėje. Bei filtruoti atmetant. Reikiamą įrašą sąraše rasite pasitelkę išplėstinę paiešką pagal žodžio fragmentą. Lentelėje matomą sąrašą arba dalį jo galima nusikopijuoti ir įsikelti pavyzdžiui į Excelį. Galite pasirinkti programos lango spalvą. Darbuotojo pareigų kortelėje galima priskirti Sodros klasifikatoriaus kodus. Formuojant vienas SD pranešimą Sodrai, ši informacija bus užpildyta automatiškai. Įmonės veikla gali būti skaidoma pagal 6 lygių objektus. Juos galima priskirti tiek darbuotojo visai veiklai, tiek objektais išskaidyti darbuotojo dirbtą laiką. Kiekvienam objektui galima nustatyti korespondencijos ryšį su sąskaitomis. Įmonės darbuotojai gali būti suskirstyti į struktūrinius vienetus. Struktūriniai vienetai gali turėti lygius, tokiu būdu galima sudaryti įmonės struktūros medį. PayPremium programoje yra 2 tipų grafikai – darbuotojo grafikas ir darbo laiko režimas. Grafiką užpildyti galima pasirenkant pamainas. Pamainoje nurodomas darbo laikas bei pertraukos. Pažymėję norimas dienas užpildome grafiką. Taip pat paspaudę mygtuką, grafiką galime užpildyti standartinėmis poilsio bei švenčių dienomis. Bet kurią grafiko dieną galime koreguoti ir rankiniu būdu. Dar vienas pildymo būdas pasirenkant slenkantį grafiką. Jame aprašome darbuotojo darbo ir poilsio dienų ciklą.
5 dienų 8 darbo valandų dienos trukmės darbo laiko režimas pagal nutylėjimą programoje jau būna sukurtas. Jį vadiname sisteminiu darbo laiko režimu. Jei turite darbuotojų, kurie dirba trumpesnį darbo laiką, jiems reikės sukurti darbo laiko režimą. Darbuotojo kortelėje įvedama informacija apie patį darbuotoją, tokia kaip vardas, pavardė, atsiskaitomoji banko sąskaita, elektroninio pašto adresas. Taip pat galima prisegti nuotrauką darbuotojo pažymėjimui. Taip pat darbuotojo kortelėje galima peržiūrėti su darbuotoju sudarytas sutartis, darbuotojo kintamuosius, įvesti informaciją apie darbuotojo vaikus, bei kitą papildomą informaciją, tokia kaip išsilavinimas ar karinės tarnybos įskaitos. Papildomai darbuotoją galima priskirti grupėms, įvesti pastabą apie darbuotoją, prisegti darbuotojo pažymėjimą ar kitus dokumentus. Darbuotojo sutartyje suvedama informacija apie darbuotojo darbo sąlygas. Kokio tipo darbo sutartis yra sudaroma, kokios rūšies, kaip bus skaičiuojamas darbo laikas, dienomis ar valandomis, galima įvesti sukauptų atostogų likutį ar nustatyti išbandymo laikotarpį. Taip pat sutartyje nustatome, jei darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, priskiriame struktūriniam vienetui. Taip pat galima peržiūrėti darbuotojo įvykius, tokius kaip atostogos, neapmokami laikotarpiai, kitos veiklos ar vykdomieji raštai. Sutarties kintamuosiuose įvedama informacija apie darbo užmokestį, NPD taikymą, avanso dydį, priedus bei kita papildoma informacija reikalinga darbo užmokesčio skaičiavimui. Taip pat sutarties kintamuosiuose darbuotojų nustatomas darbuotojo grafikas bei darbo laiko režimas. Sutarties parametruose darbuotojui yra priskiriamos pareigos. Taip pat sutartyje galima peržiūrėti arba įvesti sutarties pakeitimus. Skirtuke papildomos laisvos dienos matysime informaciją apie papildomas dienas darbuotojams auginantiems vaikus iki 12 metų. Bei premium programoje galima formuoti įsakymus, darbo sutartis ir kitus įmonės dokumentus. Pavyzdžiui, priėmimo į darbą įsakymą galima suformuoti ir atspausdinti iš darbuotojo sutarties. Įsakymai gali būti formuojami vienam arba keliems darbuotojams. Programoje yra integruotas dokumentų redagavimo bei dokumentų šablonų kūrimo įrankis. Pasirinkus norimą šabloną galime sugeneruoti įsakymą. Išsaugojus įsakymą, jis lieka prikabintas prie darbuotojo sutarties. Esant poreikiui, įsakymą galima atsidaryti ir peržiūrėti vėl. Iš dokumentų peržiūros lango galime paleisti dokumentų šablonų redagavimo įrankį. Atsidariusio lango dešinėje yra parametrai, kuriuos galime įterpti į dokumento šabloną. Šiuo atveju dokumento šabloną papildysiu darbuotojui skiriamo darbo užmokesčio parametru. Pergeneruosiu įsakymą pagal pakoreguotą šabloną ir išsaugosiu. Analogiškai iš sutarties kortelės galime suformuoti darbo sutartį. Darbo sutarties šabloną galite rinktis iš siūlomo sąrašo arba susikurti savo.